asmenutę ar tiesiog fotografiją, gražų dailų portretą. Sveiki, sveiki. Atėjo iššūkio metas. Pasirodo, jūsų balsavot, paskutiniu momentu subalsavot už maratoną, gegužės mėnesiui. Tai duosiu aš jums maratoną Ultra, bandymas įveikti 109 km, Vilnius Trail 26. Tai šeštadienis, 6 val. Ryto, startas už 10 minučių, žiūrėsim, kaip išgyvensim. Ir pamojuoti, parodyti, jog šiandieną mes visi švenčiam bėgimą. Su energija, su gera nuotaika, su pačiomis šypsenomis, su viskuo, ko gali prireikti, įveikiant tą išties nelengvą iššūkį. Padarykime taip, kad šis momentas būtų užfiksuotas. 3, 1, startas! Ir taip, patys pajėgiausi, patys ištvermingiausi, patys galingiausi Lietuvos ir pasaulio Ultra Trail bėgikai. Iš pačių tolimiausių planetos armėnų kiekvieną suvažiuoja čia. Rytos Piesūlių. Iškeliauja į trasą. 108 km. Ir Lietuvos oficialus 70 km bėgimo čempionatas. Nu ką, pirmas checkpointas paimtas. Checkpointai labai fainai sudėlioti yra ant šito dalyvio numerio, dalyvio ženklo. Tai planas minimum paimti kuo daugiau checkpointų. O trasą sudalinu po 10 km, tai po kiekvieno 10 galvoju, kad nubėgti dar 10. Taip susipaprastint biškį logiką, kad nebūtų negalvotum, kad čia bėgi belenkiek. Tai va, lekiu nuo kalno. Čiau. 22 km. Nu, jau varžybos primena Dakarą. Turėjom akmenų, turėjom šaknų, turėjom fešo. Turėjom vieną šturmanas praleido posūkį, išėjom į lenkimą, apsilenkėm ir ten kaip tik buvo tako išsiskirimas. Tai taką aplenkiau, teko dasivėt paskui grįžus į trasą. Bet nedidelis nukleidimas čia. Čia tokių dar bus turbūt. Dabar antipraslydimo sistema nelabai net dirba į tokį molį, tokį keliukai. Šiaip lyja visada, ištisai lyja. Ištisai lyja, tai šlapės, bet savotiškai gaivina. Jeigu taip sulėtėja, tai vėsų labai padeda darytis. Bet kol kas energijos yra, tai lietų svarbu atkentėti. Paskui 63 km bus dropbacko pakeitimas, ta prasme pasikeis galėsiu. Tai ten, ką įsidėjau, tai turiu biškį sausų rūbų. Jeigu bus kur persirengt, visai būtų cool. Nu ką, dirbu toliau. Sekantis checkpointas 24 km. Už 2 km checkpointas kitas. Pagersiu ten vandens. Lekiam toliau. Nu ką, geroji naujiena ta, kad baigėsi lietus. O dabar yra 37 km. Bet kita naujiena. Nu žodžiu, išsėmiau čia telefoną iš baidarių įrengimų. Kaip plaukimui pasiruošęs buvau. Tai dabar truputį geriau filmuoti, bet žodžiu, atėjom į erozinius kalvynus. Tai dabar laukia sunkioji dalis, o viskas šlapia. Batai atrodo taip. Bet bus dar gražiau po šitų maulynų ir kalvynų. Saulės akinių kol kas dar neprireikė šiandien, bet gal prireiks dar, sakė, žadėjo saulę į vakarą. Lekiam tolyn. Kita stotelė
checkpointas 39 km. Už 2 km. Tai va, smaginamės, lekim.